Labas vakaras, brangus laidos klausytojai. Su jumis XFM radio laida Gyvieji šaltiniai ir aš, laidos vedėjas Arnoldas Matijošius. Kalbamės labai svarbia ir aktualia Lietuvai tema — įvaikinimas. Ir šiandieną pasikvietėm į studiją kaunietę Oksaną, kuri yra mama ir kursus įbaigė Vaikų gerovės centre Pastogė Kaune. O padės kalbinti Oksaną, kaip jai sekasi šeimoje. Viešosios įstaigos Vaiko ir tėvų centras Aš ir mes darbuotoja Kristina Vilytė. Galite daugiau informacijos gauti apie šios įstaigas, kurios rengia kursus globėjams ir įtėviams tiesiogiai paskambinę jiems mobiliu telefonu į Pastogę 8600 75 334 ir į centrą Aš ir mes telefonu 8684 37 160. Ir tada perduodu mikrofoną Kristinai. Labą dieną, Oksana. Labą dieną. Ir aš noriu paklausti, kiek vaikučių auga jūsų šeimoje, koks jų amžius? Šiuo metu mūsų šeimoje auga 2 vaikai, tai berniukas ir mergaitė. Berniukui bus tuoj 5 metai, o mergaitai bus tuoj 3 metai. Ir Abudu jie yra įvaikinti. Įvaikinti yra nuo pat mažų dienų, tai yra Dominykui, berniukui buvo 3 dienos, kai mes gavom pirmąjį skambutį, o mergaitai buvo porą savaičių berods. Irgi abudu vaikučiai yra tiesiai iš ligoninės atkeliavę į mūsų šeimą, tai labai iš tikrųjų smagu. O jūs norėjote, ar ne? Mes norėjom naujagimių, bet mes rašėm į prašymus iš tikrųjų pirmam vaikui, tai rašėm iki 3 metų, o antram vaikui rašėm iki metų. Ir tai pasisekė, kad gavom abu kūdikius. Tai sako, taip ne visiems sekasi, bet mums pasisekė. Mums labai manau, pasisekė. Oksana, noriu grįžti šiek tiek anksčiau, ar ne? Vat į tą momentą, gal ne momentą, etapą tikriausiai laiko, kai priėmėt sprendimą dėl įvaikinimo. Ar galit šiek tiek pasidalinti, ar buvo sunkus apsisprendimas, kaip sekėsi jums, kaip sekėsi vyrui sutarti šio klausimu? Apsisprendimas mūsų šeimoje tikrai nebuvo sunkus, nors tų tokių diskusijų irgi labai daug nebuvo. Iš tikrųjų gyvenom dviese, apie vaikus nebuvo skaudi tema. Iš tikrųjų mes neturim biologinių vaikų, bet nebūdavo, tikrai nesigraudinau ten žiūrėdama kad pradėjo draugės gimdyti, pusseserės ir taip toliau. Kažkaip buvo natūralu, gyvenom savo gyvenimą, keliavom ir neturėjom problemų, kol vieną iš tikrųjų rytą darbę sėdėjau, paskambino vyras ir sako, užrašiau kursus. Sakau, kokius kursus? Sako, pamačiau labai gražią reklamą. Sako, įtėvių. Aš taip gerai, darbas yra darbas, grįžau namo, sakau, ką tu čia sugalvojai? Sako, taigi reikia vaikų mūsų šeimai. Ir tada, aišku, prasidėjo pati diskusija, prasidėjo tada, nes jisai turbūt mokymai prasidėjo gal po kokių 3 mėnesių, nes jis užrašė gal vasaros pradžioje, mums prasidėjo rugsėjo mėnesį. Nuo tada iš tikrųjų buvo įvaikinimo tema pradėta mano vyro, tai yra ne mano idėja, jisai pirmas pribrendo tam ir labai tuo džiaugiuosi, nes daug kas manęs klausia, kaip tu įkalbėjai vyrą šitam žingsniui, tai aš jo nekalbėjau, tiesiog tai yra buvo jo žingsnis. Ir tada mes pradėjom kalbėti, kad tikrai reikia, kad mes galim su kažkuo dalintis ir tą meilę, ir gerbuvių, ir yra sąlygos, kur auginti tuos vaikus, ir dalintis meilę, ir šilumą. Ir tas sprendimas tikrai nebuvo sunkus, tiesiog mes turbūt buvom pribrendę tam, tik tai reikėjo kažkokio žingsnio. Tiesiog reikėjo pamatyti reklamą, ar ne? Vyrui. Tikriausiai. Reklama veiksminga yra. Tikrai veiksminga ir tikrai nestovi dabar prie ortopedinio Savanorių prospekto ir mes kiekvieną kartą, kai važiuojam, man Giedrius sako, atsimeni, va čia šita reklama, kuri mus paskatino tai padaryti. Tai mums tikrai smagu. O jūs atėjot į mokymus dar
abejodami, ar jau tvirtai apsisprendę, vat įdomu, ar turėjot kažkokių baimių, nerimo dėl paties įvaikinimo? Ne, mes kursus atėjom jau nebejojom, iš tikrųjų tikrai buvom dėl įvaikinimo, buvom nusprendę tvirtai ir kažkokių tai abejonių. Dabar sakau, gerai, kad nelindau, neskaičiau jokiuose forumuose, internetuose apie vaikinimą, nes po to, kaip jau mes gavom pirmąjį vaikutį, aš pabandžiau paskaityti, kas ten yra rašoma ir pabandžiau padiskutuoti ir pasakyti kitą nuomonę, tai buvo labai nesuprasta ir sakė, tu tada geriau patylėk, jeigu nesilaikai šitos nuomonės. Aš tada atsisveikinau ir gražiai išėjau iš tenais, nes ten buvo tema apie kūdikius, kad kūdikiai į šeimas neteina arba jie labai brangiai kainuoja, ten buvo įvardintos visokios sumos ir taip toliau. Aš pasakiau, kad aš tikrai jokių sumų nemokėjau ir tikrai gavau naujagimį vaiką. Tai tikrai buvau nesuprasta, tai aš sakau, tada jau jeigu jūs norite ginčytis dėl ginčių, tai tada aš tiesiog nedalyvausiu šitose veiklose. Mes atėjom į mokymus su vienintelė kitokia nuomonė, nei po pirmos paskaitos išėjom, tai apie sakymą vaikučiui, kas yra tėvai tikrieji. Nes buvom 100% užgarantuoti, kad mes auginsim jį kaip savo, jį nieko nesakysim, tai bus mūsų vaikas, nes iš tikrųjų mes apie patį įvaikinimą tikrai niekur nebuvom neskaitę, nei kažko domėjęsi, nei kaip ten viskas vyksta, tikrai nieko nežinom. Atėjom kaip baltas atviras lapas į mokymus. Ir tikrai po pirmos paskaitos grįžtant, dar kaip dabar atsimenu, važiuojom su vyru autostradą, nes mes tuo metu dar Vilniuj gyvenom, statėmės namą Kaune. Jisai sako, tu žinai, mes jam pasakysim. ir kai vis klausdavo, sakydavo pastogiai, atsimenu, ar tikrai pasakysit ir kada planuojat, mes sakydom, mūsų bėda, kad mes turbūt per anksti jam pasakysim, kad mes, taip mumjavo, kad tikrai reikia pasakyti, tai kad mes nepuoseltume per anksti, nepradėtume vaikui minčių kažkokių užvelti anksčiau negu reikia. Tai va šitą nuostatą per pačią pirmą paskaitą iš tikrųjų mes pakeitėm. Ką pasikeitė, o daugiau apie vaikinimą tikrai niekas, net nebuvo kažkokio abejonių. Tai buvot labai drąsūs iš pat pradžių, ar ne? Taip. Kažkaip nesibaiminot, nerimo nebuvo, ar buvo vis tik kažkas viduje, ar ne? Ne, pradžioj tikrai nerimo nebuvo, nesakau, mes niekam apie šitą savo veiksmą nesakėm, iš tikrųjų artimieji niekas nežinojo. Tai buvo mūsų mažos šeimos reikalas, kaip ir paslaptis. Tai nieks mūsų negąsdino, kaip sakiau, niekur nieko neskaičiau, tai tų baimių už tai ir nebuvo. Po to, taip, kai pradėjom eiti paskaitas, kai sužinai, kad ir vienaip, ir kitaip gali kažkokių tai problemų iškilti, tai po truputį ta kažkokia nerimas, dar kažkas atsiranda, prie to pradėjai eigojau sakyti artimiesiems, kad va čia planuoju tokį veiksmą daryti, kad atsiras savo šeimoje vaikutis. Tada, aišku, prasidėjo jau aplinkinių moralizavimas, nors iš tikrųjų tikrai buvo labai didelis palaikymas ir mano tėtis sakė, aš seniai jums norėjau pasakyti, tik nedrįstau. Tada jau visi labai protingi iš visų pusių atsirado. Teto sakė, aš žinau, kad Oksana kitokia, nei čia visi vaikai pas mus ir taip toliau. Bet tas palaikymas, tai sakau, po truputį kažkokių tai tokių kirbesių, bet tikrai, kad nereikia, kad reikia sitraukti, tai tokių nebuvo, tiesiog iš kitos pusės. Kaip, kad keisis gyvenimas, jūs pripratę dviese, tikrai nesupratau klausimo, kai Dalia buvo iš pastogės mūsų name ir sakė, ar nebijot, kad nebus čia tokios tvarkos, pasisako, tuoj bus. Aš nesupratau klausimą, kur dingsta tvarka, taigi susitvarkysiu, o dabar matau, kad ta tvarka nebegrįžta į tą pradinį etapą. Tai tokį, tada prasidėjo iš kitos tokia baimė, kad kažko galėsim nemokėti, nežinoti apie tą patį vaikutį ir kaip jam padėti. Tai va šita baimė buvo atsiradusi. O Oksana, ar prisimenat tą momentą, kai jum pasiūlė vaikiuką, ką jautėt, kaip reagavot? Labai gerai atsimenu, nes visiems pasakoju, iš tikrųjų tai buvo, nežinau kiek laiko praeit, visi lygina tos 9 mėnesius, mama laukia ir kažko tikisi su šituo laukimu po mokymu. Tai
man jis yra skirtingas. Nors, aišku, nesilaukiu to vaiko, bet vis tiek mama laukiasi, žino, jie maždaug žino datą, kada gaus, kaip gaus, kokį gaus, kad bus naujagimis, kokius rūbus, mergaitė, berniukas. Šitoje vietoje tu nežinai, tu negali ruoštis, negali pirkti lovyčių, negali pirkti rūbų, nes nežinai, ar gausi berniuką, ar mergaitę, ar naujagimį, ar 3 metų vaiką. Šitoje vietoje ir tu nežinai, ar tu po savaitės, ar po mėnesio, ar po 3. Tai mes gavom Dominiką po 1,5 metų, tai po 3 mėnesių turbūt mokymus baigė. Ir taip kažkaip tai sėdžiu darbe ir man vyras paskambino, nes kadangi visur vyras buvo suregistravęs, tai mano telefonų niekur nebuvo. 7:30, aš dirbau Kaune, tuo metu Vilniui ir sako, skambina iš vaikų teisių, yra vaikutis, berniukas klinikose, sako, jam kaip tik 3 paros baigėsi, jį reikia išrašyti iš ligoninės, mes turim pusę valandos apsispręsti. Jisai sako, aš pasakiau vaikų teisėm, kad aš pakeliu į Vilnių, aš tikrai nespėsiu grįžti, tai sako, tegu viena žmona nuvažiuoja. Tai buvo šokas, labai gerai, kad šalia buvo sesė, tai aš sesę už rankos, sakau, važiuojam. Ir iš tikrųjų mes kartu nuvažiavom ir, koks ten gali būti apsisprendimas, guli 2 kilogramų mažylis, 48 centimetrų, neišnešiotas, visas plaukuotas, visas juodas. Ir aš žiūriu ir sakau, šiandien turbūt dėkoju sesė, kad Dominikas atsirado mūsų šeimoje ir jis sako, pažiūrėk, koks jis į tave panašus, kokio jos akys gražios, sako, kokios didelės. Sakau, kur tos akys, kad tenais nieko nesimato, sako, sėsk, sėdėk, žiūrėk ir sako, pamatysi, viskas bus gerai. Atsisėdau, pažiūrėjau, 15 gal minučių ir viskas. Jau sakau, skambinu vyrui, sakau, viskas, turim vaiką, sūnus yra mūsų ir tiesiog net nebuvo kitos kažkokios tai minties, kad tai ne mūsų, kad tai galima atsisakyti arba kažką pabandyti, nebuvo kriterijų. Taip jis buvo neišnešiotas, taip aš po to 2 savaitės su juo gulėjau ligoninėje, jisai nevalgė, mes jį zondavom, maitinom, tiesiog tikrai buvo, bet tai buvo natūralu ir atrodė, kad taip ir turi būti ir tas turbūt niekad neišdils ir bus visada širdyje. Tai vyras priėmė sprendimą net nepamatęs vaikučio. Vyras priėmė sprendimą net nepamatęs vaikučio, jisai tiesiog turbūt pasitikėjo manim ir mes net neturėjom tokio sprendimo, kad mes kažko neimsim. Mes tik tai norėjom, iš tikrųjų, vienintelis mūsų požiūris, mes nenorėjom čigoniuko. Nežinau, kodėl mes, kaip ten vaikų teisės reikėjo, ko atsisakytumėt, mes įrašėm, kad nenorim čigonų vaiko. Nežinau, kodėl, sako, ten čigonai po to nori imti tuos vaikus, visokių ten istorijų, bet kiti sako, kiti rašo, ten alkoholio sindromas, dar kažkas. Mums iš tikrųjų, sakau, kaip nežinantiems, kaip rožinėms spalvom į viską žiūrintiems, mes net tokių buvom nerašę, mes tiesiog buvom parašę ir mes neturėjom kažkokios vizijos, ko mes norėsim. Tai net nebuvo priežasčių, kodėl tas vaikutis iš tikrųjų netinka, nes jis buvo išsivystęs, lygtais viskas tvarkojo, o po to ten. Tai... O kaip jos sveikata? Bet kaip tada buvo, kaip dabar, ar keičiasi kažkas? Keičiasi, iš tikrųjų labai keičiasi, kadangi jisai gimė anksčiau, ta raida jo iš tikrųjų vėlavo ir kai aš sakydavau, visos mamos tokio amžiaus vaikų sakydavo, mano verčiasi, jau vaikas mano sėdi, mano galva kelia, nieko nedarė. Mano vis po kokių 3 mėnesių tik tai sakau, ir to Dominikas nedaro, ir to nedaro, ir kito nedaro, tiesiog buvo, sakydavo visada, jisai sako, anksčiau gimęs, jisai patyręs vis tiek traumą, nors mama iš tikrųjų tai irgi esu labai dėkinga Dominiko mamai, kadangi jinai, sakau, protinga moteris, dėkoju jai, nes jinai prieš gimdymą parašė atsisakymą, jau prieš pat gimdymą prašė, seselė sakė, net nedėti ant krūtinės, kai pagimdė, išeidama net netėjo neatsisveikint, sako, mes siūlėm bent nueikit, pažiūrėkit, atsisveikinkit, jinai sakė, nenoriu ir neisiu, vien dėl to jai ačiū, kad jinai pagimdė ir iš tikrųjų, kaip pasakyti, tą biurokratizmą sumažino, tai yra vaikutį iš karto galėjom įsivaikinti, galėjom pradėti globoti, nereikėjo laukti ten 3 ar 4 mėnesių, kad jinai būtų teisės atimtos ar panašiai, tai iš tikrųjų va šitoje vietoje ačiū, tai jisai buvo silpnas. O laikui augant, tai jisai dabar, aišku, pavijo visus bendramžius, yra labai energingas, stiprus, laksto, dūksta. Taip turėjom gal su nerviniu
problemų, bet tai viskas išsprendžiama iš tikrųjų bendraujant, liečiant, myluojant, bučiuojant, visos problemos šitas yra O išsprendžiamos. kokios tos problemėlės buvo, su kuo susidūrėte? Iš tikrųjų turėdavom naktinių labai šokų, tai yra jisai naktį prabūsdavo ir taip rėkdavo, kad net nežinai, kas darosi ir pribūdindavo, atrodo prikeli ir nešioja ir daužosi ir mėto ir spardos ir kandžiojasi, tokiam kažkokiam tai šokė būna. Labai daiktus mėtydavo, tiesiog jam viskas turėdavo tikti. Sakau, vieną kartą atneši blyną supjaustytą, netiks, numes visą blyną į tave lėkštę paleis, kitą kartą jau nepjaustą atneši, tada nepjaustytas netinka. Tiesiog buvo sunku, iš tikrųjų, kai visi sakydavo, tu gal jį lepini, bet supranti kartais, kad tai yra nelepini, bet pats vaikas nesupranta, kodėl jam viduje yra taip negerai. Bet labai dabar džiaugiuosi iš tikrųjų, kad mes ar išaugom, ar ta meilė iš tikrųjų šeimos ir artimųjų ir mano ir visų kitų padeda. Mes tikrai gerėjam ir pamatau, kai vaikas kleidžiasi, kai jisai atsikeliau dabar bučiuoja, nes anksčiau duodavo kumščių per galvą atsikėlęs, o dabar apsikabinam, labas rytas ir pabučiuoja ir pamiluoja ir iš darželių nuvestas pabučiuoti, kad niekas nematytų, bet tiesiog neina atpažinti vaiko. Dominikas iš tikrųjų yra labai pasikeitęs. Bet nežiūrint to, kad įvaikinot visai kūdikėlį, ar ne, vis tiek, kaip pasakyti, tie sunkumai, na, galima sakyti, ar ne, vis tiek, ta trauma palikimo turbūt turi savo pasiekmes, bet kokiu atveju klausimas, ką išgyveno jisai nėštumo laikotarpiu, ar ne, ką mama jautė, ką jinai galvojo, matyti to ryšio irgi nekūrė su vaikučiu. Tai tikriausiai, vis tiek vaikas sako, nuo pat gimimo ir pilvelį jaučia, kas ten yra ir neaišku ką, gal tenai stumdė ir mušė, kaip jinai laukėsi, o gal kažką kitą darė, tai net negali pasakyti, kas ten buvo jai. Tai ta trauma, aš galvoju, vis tiek buvo, nes, iš tikrųjų, su institucijų kažkokios traumos nepatyręs. Tiesiog ligoniniai, kaip visos mamos po 3 dienų, taip atsiradau, aš pas jį, atrodo, tikrai mylėjai, atidavė visą širdį ir... Dėkui. Paklausykime muzikos ir tęsime mūsų laidą netrukus. Just one drop of your blood, my sins are gone. Just one thread of your rope, I'm made whole. Just one glimpse of your face is all I can dream of. Just one moment of your favor is so much greater. I come alive. Just one moment of your favor is so much greater.
Just one moment of your favor is so much greater. Grįžtame po muzikos į mūsų studiją, tęsėme gyvųjų šaltinių laidą ir šiandien apie įvaikinimą kalbiname mamą ir ją padeda kalbinti man Kristina Vilytė iš Vaikų ir tėvų centro Aš ir mes. Ir Oksana papasakos apie savo dukrą. Tai kadangi žinom, jog Dominykas turi sesutę, ar galėtume prisiminti, kaip viskas vyko su sesute? Po kiek laiko pajutot, kad norėtumėt auginti savo šeimoje dar vieną vaikutį? Ar irgi tas apsisprendimas atėjo taip lengvai ir paprastai? Ir, tiesiog kaip viskas vyko antras sykį. Mes turbūt greitai pajutom, kad norim antro vaiko, nes mes visada sakydavo, kad 2-3, tai tikrai norim. Ir turbūt vėl eilinį kartą buvo mano vyras iniciatorius, jis sakė, reikia sesės. Turbūt visi sako, vyrai nori berniukų, bet mergaitės labiausiai myli. Ir mes Dominiką rašant, turbūt pirmą vaiką rašant, kad mergaitės norim, nors mums pasiūlė berniuką, tai nebuvo kažkokio. Tai šį kartą irgi norėjom mergaitės. Mes dar Dominikui nė metų nebuvom, kai mes pradėjom vėl naują etapą įvaikinimo, dabar, kaip atsimenu, Dalia sakė, ar ne per anksti, Dominikas iš tikrųjų buvo labai sunkus vaikas, kai sakau, tikrai naktim nemiegodavo, tikrai rėkdavo ant rankų ir tikrai nuovargis mane turbūt matėsi, bet sakau, ne, mes pasiryžom, kada jei ne dabar, iš tikrųjų yra pasiryžimas, yra pagalba, yra močiutės labai padėjo iš tikrųjų. Ir vyras padėdavo, keldavosi, nors vaikų labai mamos reikėjo. Tai mes apsisprendėm, pradėjom, sakau, dar metų nebuvo, o sesė atsirado mūsų šeimoje, kai Dominikui beveik buvo 2 metai. Tai iš tikrųjų mes sesės laukėm ilgiau nei pirmo vaiko. Nors sakydavo, kad antras turėtų greičiau ten kažkaip atsirasti, bet mums gavosi atvirkščiai, mes laukėm ilgiau. Ir sesė atsirado iš tikrųjų iš Vilniaus per Respublikinę turbūt vaikų teisę. Gavom skambutį, kaip gerai atsimenu, labai geros 2 datos. Dominikas buvo po tėtės dienos, tai atsimenu, stovėjom bažnyčio dar su vyru sekmadienį ir buvo tėvų diena ir sako, oi, gal kitais metais jau ir mes būsiu tikras tėtis ir turėsim. Ir tai buvo sekmadienį mišios, o pirmadienį gavom skambutį, tai Mingailė mūsų šeimoje atsirado po mamų dienos. Ir aš dar labai gerai atsimenu, buvo mamų diena ir mes po mamų dienos gavom skambutį, kad iš Vilniaus, kad yra mergaitė, irgi naujagimė, ligoninėje, galite atvažiuoti pasižiūrėti, iš tikrųjų jie sakė, atvažiuokit iš karto pasiimkit, nes jinai, kadangi buvo palikta ligoninėje, sesė mūsų, nežinom, nei mamos, nei tėčio, nieko, sakau, pirmą kartą gimimo liudijimą tokį mačiau, kur yra visur brūkšniai, ne tapatybės, ne tautybės, nei mamos, nei tėčio, ir sakau, tas pats asmens kodas yra blogas ir gimimo data yra ne ta, nes gimimo data yra, kada jinai rasta, o ne kada yra gimusi. Pavardė irgi buvo labai graži, Balandytė, nes balandžio mėnesį rasta, pagal mėnesį, kuri randa vaikutį, tokį suteikia. Tai jinai, tiesiog mes paskambinat, kaip dabar 4-dienį, mes sakom, gerai, atvažiuosim, bet duokit bent laiko iki pirmadienio, kad vis tiek susipirkti daiktus reikia, nes pradžioj, kaip minėjau, kad kažkaip nukrypau kitą temą, kad man su tuo pačiu laukimu kaip ir nelabai sutinka, nes vis tiek nežinai, kokį vaikutį iš karto negali būti pasiruošęs, susipirkęs, adaptavęsis, vis tiek su tą mintim. Tu lauki, bet nežinai, kurią minutę tai iš dangaus nukristas skambutis. Tai mes 4-dienį nuvažiavom, iš tikrųjų tuo kartu atnešė tą mergaitę, mano vyras pamatė, sakė, kokia graži, imam iš karto kokias. Aš sakau, kur čia tas grožis? Man iš tikrųjų tie naujagimiai, kaip naujagimiai, aš ten nematau jokio grožio. Jis sako, pažiūrėk, kokia graži, ir grįžinėjom visą kelią, kokia jinai graži, sako. Tai mes ten iš tikrųjų, pasižiūrėjom, kaip galima kažko neimti kūdikio, kuris
sveikas, guvus, gražus, akys švyti. Ir mes nusprendėm, kad mums iš tikrųjų tik paprašėm, kad taigi pirmadienio dar palaikytų, kad spėtume pasiruošti vaiko atėjimui į mūsų šeimą. O kaip, Oksana, vyko adaptacija, tarkim, atėjus pirmam vaikučiui, atėjus antram, jūsų pačių, jūsų vyro, vat įdomu, kada atėjo tas momentas, kad pajutot, kad, nu, vat, tikrai mano, ar ne, ar iš vis jisai atėjo, ar ne, bet kaip šitoj vietoje, čia turbūt nepareguliuosim tų jausmų, tiesiog jaučiam, ką jaučiam. Su Dominiku tai turbūt atėjo ligoniniai, nes tai buvo rūpestis, tai buvo iš karto toksai atsakomybės jausmas ir iš tikrųjų pačio ligoniai buvo iš tų seselių, dar net buvo tokia galimybė man kažkaip natūraliai ne savo pienų maitinti, sako, ten kažkoks pilotinis ar ten galima, negimdžiusiai mamai, bet kai mažas kūdikis. Taip yra tokia galimybė iš tikrųjų. Bet aš kažkaip tam nepasiryžau iš tikrųjų, nors tikrai tokį pasiūlymą turėjau, bet sakau, turbūt tikrai atėjo ta tokia atsakomybė toj pačioj ligoninėje už tą vaiką, už dar dabar atsimusiam pasakų mišinėlius, ten jisai tikrai nevalgdavo, bet reikėdavo kas 3 valandas ten pasiimti. Tai užsistatydavo kokius 3-4 laikrodžius, kad tik nepramiegočiau, sakys, čia va noriu vaiko ir dabar dar pramiego kokį maitinimą ar dar kažką. Pirma stovėdavau, ten seselis sakydavo, palauk, dar nepadarėm, dar čia 5 minutės liko. Ir tiesiog turbūt per tą atsakomybę, per tą ryšys labai greitai su Dominiku atsirado. Ir net tokios minties nebuvo, kad parsivežėm iš ligoninės, kad yra ne mūsų vaikas, ne dar kažkas. Tai su Dominiku tai per tą ryšį. O tėčiui taip. Tėtis turbūt, kai grįžo, jam dar jisai mažiukas, dar tikrai labai rūgių ir svorių jisai mažas, tai dar pradžioj buvo labai sunku. Nu, paimti jam turbūt, bet kai ligoninėj seselė išeinant įdavė rankas ir sakė, tu tėtis ir tu turi paimti ir padaryti, tai tas ryšys tikrai atsirado ir nebuvo tokio, kad kažkokio suabejojimo, ar tai ne taip, ar dar kažkas. Iš tikrųjų, mes ligoninėje turėjom palatą šeimos ir tėtis iš tikrųjų miegodavo su mumis kartu ir jisai tikrai buvo tas 2 savaitės ir tai tas ryšys tikrai atsirado. O su sesute, tai su tėčiu tai turbūt tą pačią akimirką, kai jisai paėmė ligoninėje ant rankų tą 4-dienį. O man net nežinau, net nebuvo kažkokios tai problemos, kad kažkokio nebuvimo ryšio ar atmetimo, ar netinka, ar čia reikia, gal tik tai tėčiui man nereikia. Tas ryšys tikrai yra labai stiprus ir tarp, kas keiščiausia, tarp brolių ir sesės labai ryškus. Jie viens be kito negali ir broliui dabar kviečia į lauką draugai, jo amžiaus sakė, ne, eisiu su sesė. Tai nereikia sesė, sakė, tada ir aš neisiu ir neina, nes jam kažkaip tai ta sesė yra viskas. O nebuvo, atvažiavus sesutei pradžioj, nebuvo pavydo, vis tiek vaikai juk paprastai išgyvena šitos įvykius. Šitoje vietoj, kaip čia pasakius, buvo turbūt Dominikui lengva, nes jis buvo labai užsitarnavęs, kaip čia išsikovojęs mane. Mūsų sesė buvo labai gera. Kai Dominikas, sesė pasiėmėm, dar jis nemiegodavo. O Mingalę mes paguldėm į lovą ir visą naktį neišmiegojo. Mano vyras sakė, kelkis, žiūrėk, ar su jie viskas gerai, nes tai yra kažkas tai neįmanomo. Ir jisai kažkaip tai neimiegodavo, valgydavo, tikrai labai valgi ir labai gera mergaitė. Ir to nebuvo, nes Dominikas nepajuto manęs atitolinimo. Jinai nereikalavo dėmesio. Aš vis klausdavau, ar aš tikrai jai ne per mažai duodu dėmesio, nes tikrai viskai pasiėmė iš manęs Dominikas. Bet dabar už tai. Aš dabar jau matau, kad jisai atsitraukė prie tėčio, dabar jau vyriški reikalai, jau džipai, jau garažai. Ir dabar Mingalė paima viską, ko jai tada turbūt trūko. Dabar jau jinai mamos vaikas, jau manęs nepaleidžia, jau tėtis nebereikalingas, nors anksčiau būdavo tėtis draugas. Tai būdavo pasiskirstę, kai ko reikia, sako, eik tu pas tėtį, sakydavo, tu tėtės vaikas, o tu pas mamą, tu mamos vaikas. O dabar va keičiasi, nes jinai pajuto erdvę, turbūt mamos atsilaisvinusi, jinai tiesiog dabar eina pas mane ir tokio, mes neturėjom tokio kažkokio tai aštraus kampo šitoj vietoj. Bet ir jūsų patirtis su abiem vaikučiais labai skirtinga, kaip aš girdžiu, ar ne? Su Dominiku, su Mingaile kažkaip tai
skirtingos istorijos, ar ne? Nes vat, labai įdomu apie Mingailę. Gal galėtumėt apibūdinti, kokia ji, kaip vaikas, koks jos charakteris? Mingailė yra tikrai labai geras vaikas. Ir kaip pasakyčiau, abudu vaikai yra įvaikinti, abudu yra palikti ir abu tą pačią traumą turėję. Bet į Mingailę žiūrint, jinai atrodo neturėjo tos traumos. Jinai tikrai miegodavo, nebūdavo jokių tokių kažkokių tai nervinių šokų. Nėra problemų ir augant būdavo, ir klauso, ir myli, ir leidžiasi myluojama, ir bučiuoja, ir apsikabina, ir švelni, ir tokio atstumo nėra, kas būdavo su Dominyku, kuris tikrai būdavo močiutėm kančia, kai norėdavo išeinant pabučiuoti arba apkabinti, jisai šoną bėgdavo, jis nesuprasdavo, ką mes blogo padarėm, kodėl tu mūsų neapsikabini. Sakau, vaikas nenori, jisai artumos visai nepripažino. O Mingailė tikrai auksinis vaikas, kai aš sakau, turbūt po Dominyko man Dievas atsiuntė angelą, nes aš labai kaltinau, iš tikrųjų aš labai save kaltinau augindama Dominiką, kad aš darau kažką negerai. Kažką negerai, kad vaikui sunku, vaikui negerai ir verkiau apsikabinus ir nežinau, ką darydavo, tikrai labai save kaltinau. Kol neatsirado Mingailė ir supratai, kad augini vienodai, o vaikai auga visiškai kitaip. Visai kitaip ir supratai, kad tikrai ne tavo kaltė yra. Kad tai gal atsineša kažkokios mintyse, ar vaikų temperamentai kitokie, ar dar kažkas. Dabar padarykime muzikinę pauzę ir pabaigsime mūsų laidą netrukus. Zion glad. Down the bloody banks of redemption, you can wash your heart and your hands. Lay your heavy afflictions down in the sand. By the gemstone, currents that glisten, the hope for desolate lands. If you labor, if you toil, come with me. Lay your head down on the shores of my sea. I am faithful, I am kind 10,000 degrees. If you labor, if you toil, come with me. There is a storm that overcomes the ravenous sky. Billows are chased down haunted horizons, rain that will not be denied. Phantoms of dusty plains will stand up and shine as droplets of change roll down their faces and trample the stains of time. If you labor, if you toil, come with me. Lay your head down on the shores of my sea. I am faithful,
a fountain of spring, my Savior, my King, flow through me. Your blood calls out my name, wipes away all shame, stands me next to grace. Your blood brings healing to the lame. I am not the same. Wash me once again. I shall never thirst again. Oh, and I shall never want for more. I shall drink you in. Oh, living water for my soul. 'Cause your blood, it calls out my name, wipes away all shame, stands me next to grace. Your blood brings healing to the lame. I am not the same. Wash me once again. Wash me once again. Fountain divine, fountain divine. Oh, water and wine. Grįžtame į studiją ir primenu, kol kalbame su mama Oksana apie du jos įvaikintus vaikučius, apie jų gyvenimą kartu, motyvus įvaikinti, apsisprendimo aplinkybės ir kaip sekasi jiems dabar. O man padeda studijoje kalbinti ją Viešosios įstaigos Vaiko ir tėvų centras, aš ir mes, darbuotoja, kursų vedėja Kristina Vilytė. Oksana baigė Vaikų gerovės centro Pastogė vedamus kursus. Į šitas įstaigas galite paskambinti informacijos, jeigu domitės įvaikinimu. Aš ir mes telefonas yra 8684371160 ir Pastogės telefonas yra 8600753334. Oksana, minėjot, kad mokymų metu pakeitėt savo nuostatą ir apsisprendėt atvirai kalbėti su vaikais apie jų praeitį. Kaip tai sekasi jums realybėj? Ar iš tiesų kalbate? Jeigu kalbat, kaip vaikai reaguoja? Tikrai nuomonės šitos nepakeitėm, tikrai šeimoje tai yra nepaslaptis mūsų. Tiesiog mes kalbam tiek, kiek patys vaikai paklausia. Tai yra, kaip aš suprantu, jie dar nesupranta, kas tai yra įvaikinimas, kad yra kažkas, bet tiesiog, kai būna situacijų, kaip, pavyzdžiui, Dominikas paklausia, ar aš mama irgi gėriau pienelį iš tavo papuko, ar dar kažkas, aš pasakau, ne, tu negėri iš mano papuko pienelio, tai, bet negaliu sakyti, kad tu iš kitos mamytės gėri, nes jisai negėrė. Tai tas melas būtų vardan melo, tai netiesa. Tai tiesiog skaitom pasakas apie vaikinimus, kalbamės, bendravom, tai yra tęstiniai kursai ir einami Pastogę, būna vasaros stovyklos labai geros, aplinkui vaikai tokio pat likimo kaip ir jie. Tai yra nepaslaptis, bet tai nėra per daug ir labai afišuojama, kad tai yra tu įvaikintas, kad yra jam kalama. Palaipsniui, kokie klausimai iškyla, tiesiog yra tikrai perspėjus visus senelius, visus giminės. Jeigu kažkada jūsų paklaustų apie šitą situaciją, tiesiog sakykite tiesą ir tik tai tiesą. Tikrai nebandykite įsisukinėti šitų situacijų, bėgti ir taip toliau. Ir tiesiog galvom, kad ateityje Mingailiai bus labai sunku šitoje vietoje, nes mes jai nieko negalim papasakoti nei apie mamą, nei apie tėtį, nei ar turi brolių ar seserų. O Dominikui bus lengviau, nes kadangi mano vyras labai yra
entuziastingas, jisai buvo susitikęs su Dominiko mama. Oho. Taip, mes tiesiog turim jos kontaktus, nes mums vaikų teisės davė su dokumentais. O tai vyras pats susirado? Taip, jis pats susirado, pats pasiskambino, tiesiog nesakė, kad mes vaikinė tavo vaiką. Jisai tiesiog susirado, jinai paklausė, iš kur gavai telefoną, jis sakė, iš tavo draugių, man tavo draugės davė ir jie nuėjo pasimatymą. Buvo pasimatyme. Ir jisai tiesiog sako, ar tu sakysi jai, kad mes esame įsivaikinę. Sako, aš pažiūrėsiu pagal situaciją tavo. Ir jie ten ilgai bendravo, iš tikrųjų, jisai iš namų paėmė, jie ir į namus po to parvežė, ten pasivaišino. Ir kai jisai užklausė jos, ar tu turi vaikų, jinai pasakė, ne, aš neturiu vaikų. Nors iš tikrųjų Dominikas yra 3 šeimoje vaikas. Vieną vaiką jos dar nepilnametę pagimdžius augina močiutė, kiek žinom, o antrą augina įvaikinti. Pirmoji dukra buvo įvaikinta, o po to 3 Dominikas pas mus. Tik tiek, kad ta šeima, kur įvaikinė dukrytė, nepanorų su mumis bendrauti. Mes irgi vaikų teisėse prašėm jų kontakto, jis sakė, mes turim atsiklausti ir jie nepanorėjo, kad su jais kažkas bendrautų. Tai mes apie nieko nežinom. O apie mamą sakau, tai kai paklausinai, sako, nežinau, iš kur čia ištraukiai, kad aš turiu vaikų. Jis sako, nežinau, tavo draugas ten man sakė. Ir taip toliau, tai tas kontaktas yra ir iš tikrųjų, kai buvo metai Dominikui, mes žinom jos gimimo datą, nes turim paso kopiją, Giedrius iš savo telefono parašė sveikinimą ir parašė Dominikas. Tai sako, kad mama turėtų kontaktą tiesiog. Jeigu kada nors gyvenime norėtų susitikti ar pamatyti ar dar kažką tai, nes Dominiko vardą jinai savo prašyme pati paprašė. Jinai parašė, kad atsakau, norėčiau, kad mano sūnų būtų vardas suteiktas Dominikas. Jūs nekeitėt, ar ne, žinodami šitą visą istoriją? Mes tiesiog vardą palikom, tai su mama esam susipažinę, esam, kaip mano vyras yra matęs, žinom ir iš tikrųjų palikę tokią žinutę jai, tiesiog jeigu kad norėtų kažkada, kad tas ryšys būtų. Ir tikrai nežadam slėpti arba sakyti kažką. Mes šitą vietą atviresime. Smagu, iš tikrųjų čia retas atvejis. O koks dar rūpi paklausti, koks įspūdis mamos liko, ką pasakojo jūsų vyras, nes aš įsivaizduoju, kad tai turėjo būti stipru labai, ar ne, va taip kalbėti, bendrauti su mama. Sakė, graži. Iš tikrųjų, jie, aišku, pabendravo tokiam pasimatymo variante, nes po to dar ten eidavo jam žinutės, gal dar susitinkam ir taip toliau. Tai jinai tokia, aš suprantu, kad ieškanti vyrų pabendravimams, bet tikrai susitvarkius, tikrai pasidažius, su aukštakulniais, apsirengus, tikrai, sako, gatvė einant, tikrai išvaizdi mergina, moteris ir tokio kažkokio labai gilaus to bendravimo, kaip ir nebuvom, tiesiog toks paviršutiniškas, bet tikrai labai geri atsiliepimai, jokio smerkimo, jokio, kad ten kažkokių blogų žodžių, pavyzdžiui, grįžus iš vyro, kad sakytų, buvau su ta susitikęs arba dar kažką. Tikrai nieko neišgirdau. Nei iš jo, nei mes širdį nejaučiam, tikrai esam labai jai dėkingi ir tiesiog, jos yra toks pasirinkimas. Jinai pasirenka išnešioti vaikus, mes pasirinkam juos užauginti. O ar žinot priežastį, kodėl jinai atsisakė Dominiko, kitų vaikučių? Tikrosios priežasties nežinom, nes kai jinai pasakė, kad neturi vaikų, tiesiog vyras sako, aš toliau ir nemečiau kontakto, nevedžiau tą temą, o tiesiog vaikų teisių socialinės darbuotojos jos deklaruoja, kad jinai gal ten dirba viešnamį tam Vokietijoje, tiesiog gal pastojo, gal norėjo vyrą kažkaip taip suvilioti, ar dar kažką, nepavyko, jinai tiesiog grįžo, pagimdė ir vėl išvažiavo. Ir, sakau, man buvo tas etapas, kai iki 3 mėnesių tu globoji vaiką ir gali mama persigalvoti. Man gal buvo po mėnesio skambino iš vaikų teisių, sako, Dominiko mama buvo užėjus. Man iš karto širdis pakulniuose, galvoju, gal atsirado, gal persigalvo, sako, iš karto nebijokit. Sako, atėjo ir sakė, kodėl taip ilgai dar vaikas ant manęs kabo, man jis trukdo. Tai yra, supratau, kad jai reikia vėl išvažiuoti į užsienį ir tiesiog, kad nesimatytų, kad jinai turi vaikų. Tai turbūt, jai
Motyvo tikrai nežinau, bet tiesiog Nuspėja tik tai, ar ne? spėjam. Oksana, kaip reaguoja, vat įdomu, Dominykas, Mingailė, ar yra kažkokios reakcijos? Kai skaitot pasakas, kai, aš galvoju, vis tiek Dominykui buvo irgi didelis įvykis sesutės atkeliavimas, ar ne, iš vaikų globos namų, jis stebėjo tą procesą ir turbūt suvokė, kad lygiai to pačiu keliu ir jisai atkeliavo. Ar pastebit jų kažkokias reakcijas, jausmus, ar išreiškia, ar kalba, ar... Kaip ir nežinau, jisai matė, aišku, mes buvom pirmą kartą, kai važiavom pažiūrėti, sesutės buvom visi 3 ir tiesiog nuėjom į ligoninę, jie atnešė iš palatos ir ją toliau nunešė. Jis nesurišo, jam buvo, arti 2 metų, bet mes apie tai kažkaip tai negaunam klausimų, kodėl čia taip, ar kodėl taip, jis vis dar į gandras atnešė, arba dar kažkas tai atnešė, jeigu ne pas mamą pilvelyje buvo ir to tokio, kad mes kažkokie kitokie, arba dar kažką, dar tokių po kol kas klausimų, sakau, jie kartais būna, nes mes iš tikrųjų pašnekam, kadangi Dominyko mama yra Birutė, mes paminim, kad kažkada tavo mama Birutė, arba taip, tai sakau, tokių iš pasąmonės turbūt išlintai atsisėda, kokią dainą Birutė, ten padainuoja, arba dar kažką, arba, pavyzdžiui, Mingailė, kai supyksis, jinai pasako, aš išeisiu pas kitą mamą. Sakau, tai kas ta kita mama? Tai Vaida yra krikšto mama. Tai kartais, sakau, taip sudėlioji, kad turbūt pasąmonė vis tiek dėliojasi, bet dar nesąmoningai. Dar jie, ta prasme, pasako tai, bet dar nesupranta, ką tai reiškia. Sakau, gerai, eik. Ne, tada sako, bet tu man būsi gera, aš liksiu pas tave, bet būsi gera. Ir tiesiog apsikabina, pasako, kad myli ir tiesiog viskas labai praeina. Aš, Oksana, dar noriu paklausti, nes patirčių visokių buvo, turbūt ir turit, dar visko ir laukia turbūt, ar ne, ateity, kai auginam vaikus. Ką jums reiškia, aplamai, įvaikinimas, ar ne, ką jis duoda jums, jūsų vyrui, nežinau, jeigu galite ir už jį kažką pasakyti. Turbūt mūsų šeimai duoda daug ką, duoda pilnatvę, tik tada supranti, kad 2 gyvenimas tai yra mažytė labai šeima. Labai daug ko nepatiri, neišmoksti. Vaikai tai yra geriausi mokytojai, iš tikrųjų išmoksti kantrybės, išmoksti labiau mylėti vienas kitą, išmoksti branginti, planuoti galiausiai tą laiką, kai kas yra labai svarbu, nes būdavo anksčiau, važiuojam, draugai paskambina, atvažiuosit, išvažiuojam, dabar sako, kažkas kito, jei vaikai nesirgs, jei suspėsim, jei dar kažkas, tai tiesiog gyvenimas visai pasidaro kitoks, jis įgauna daug daugiau spalvų. Tai yra ne tik balta ir juoda, tai yra negali susipykti ir nueiti skirtingas pusės, tai yra vaikai, jie viską mato, jie viską jaučia, jie viską žino ir tai visai kitoks gyvenimas su tikrai labai daug spalvų. O dar rūpi paklausti, ar keitė jūsų santykius su vyru, vaikučių atėjimas, ar jaučiat, kad turbūt kažkas vis tiek vyksta, ar ne, ir kas vyksta? Vyksta, žinokit, turbūt pasakysiu, kad vyras labiau gal pradėjo rūpintis, tai yra gavosi konkurentus, tai yra jam reikia mano dėmesį už kažkiek tai užimti nuo vaikų atitraukti, ir anksčiau jam būdavo visas dėmesys, o dabar jis turi irgi kažką, tai gėlių parnešti, tai kavos padaryti, kad mama daugiau jį dėmesio kreiptų, tai matau vyro pasitempimą. Tikrai gaunu labai daug gėlių ir Dominikas man, kai supyksta, jisai sako, žinai ką, mam, aš tau nedovanosiu gėlių. Tai būna didžiausias mamai nuoskauda, kai tiesiog vaikas tai pasako, nes kai supyksta, sako, aš tau žaislų nepirksiu, man gėlių nedovanos. Tai vyras, žodžiu, per pozityvą, ar ne? Tai jisai per pozityvą, jisai bando, tikrai neišgirdau ne kartą iš vyro kažkokių tai priekaištų, kad tu man dėmesio neskiri, tau tik vaikai rūpi arba dar kažkas. Tai per šios 5 metus nie karto tokios priekaišto tikrai neišgirdau, bet matau jo pasitempimą ir tą norą tokį per pozityvą tikrai daugiau dėmesio išsireikalauti savo. Ir dar paskutinis galbūt toks akcentas, ką, Oksana, palinkėtumėt žmonėm, kurie galbūt klauso ir galbūt kuriem ta žodis įvaikinimas nėra toks visiškai bereikšmis, ar ne, ir galbūt jau ne vieną kartą pagalvojo apie tai, bet vis dar nedrįsta žengti to lemtingo žingsnio, ką pasakytumėt jiems? Aš tai galvoju, kad viskam ateina savas laikas. Ir jeigu nedrįsta, ir jeigu yra dar nepasirengę, nepasiruošę, tai gal tegu ir nežengia. Nes
bus tikrai ne rožėm klota ir tikrai bus sunkumų. Ir jeigu tu esi savim nepasitikintis ir viduj dar nesi už tai garantuotas, tai bus trauma ir tau, ir tam vaikui, kuris ateis į jūsų šeimą. Bet jeigu esate tikrai nusprendę ir turite meilės ir šilumos, su kuria galite dalintis, tai tik tai pirmyn ir tikrai malonių ir šiltų akimirkų, kai vaikai ateina, apsikabina, pasako, kad myliu, ačiū ir pabučiuoja, tai už nieką netperka. Dėkui, Oksana, už pasidalinimą ir sėkmės jums. Dėkui labai. Dėkui Oksanai ir Kristinai. Jie tikrai gavosi geras šiltas pokalbis. Tikiuosi, klausytojai paliks savo atsiliepimus ar mūsų Facebooko paskyroje, ar telefonu mūsų XFM radio studijai. Ir kviečiu klausytis laidos įrašo šį sekmadienį 15 val. Su jumis buvo laida Gyvieji šaltiniai ir Arnoldas Matijošius. Gero vakaro visiems. Gyvieji šaltiniai.